Labas vakaras, brangus draugai. Taigi šiandieną jau paskutinį kartą ryto kava ar vakaras su kava iš Toronto. Tai būkit pasveikinti manęs ir visos bendruomenės. Ir dar kartą visus norėčiau pakviesti, artėja Adventas, į online mūsų Advento rekolekcijų vakarus, kurie neturėsit galimybių dėl įvairių priežasčių išvykti, ar nori turėti tokius susikaupimo vakarus, tai labai mielai jūs noriu pakviesti iš visos širdies registruotis, yra Facebook'e informacija apie mus. Na va, o šiandieną norisi toliau pasidalinti keletą įžvalgų išties apie kaip išties nutinka, kai turime labai daug turtų. Tai norėčiau paskaityti jums šiandienos skaitinį, kuris yra šeštadienio skaitinys iš Makabėjų knygos apie Antiochijos karaliaus mirtį. Ir iš tikrųjų, kad jisai 3 minutes, just minute, 3 minutes. Lift, I have lift. Okay. Atsiprašau labai, tokio esu bendruomeniai svečiuose. Tai va, ir iš tikrųjų Antiochijos karaliaus mirtį. Ir kodėl jisai miršta? Todėl, kad jisai buvo grobikas, apsikrovęs daug turtų ir grobė iš Izraelio žemės, iš Jeruzalės, ar ne? Ir galiausiai jisai pamatė, kad jisai silpsta, ar ne? Ir kad artinasi prie jo mirtis. Ir jisai tarė, miegas man nebeužmerkia akių, nes mano širdis plyšta iš nerimo. Sau tariu, į kokią nelaimę patekau, į kokią kančios sietuvą esu įpuolęs. Juk, kai valdžiau, buvau dosnus ir mylimas, bet dabar aš prisimenu piktą padarytą Jeruzalėje, kai pagrobiau iš ten visus auksinius bei sidabrinius daiktus ir be jokios priežasties įsakiau sunaikinti visus Judo gyventojus. Aš žinau, kad už tai mane ištiko šios nelaimės. Nun mirštu širdgėlos apimtas svetimame krašte. Taigi, kokia kančia jie atvedė į mirtį? Jog grobė iš Jeruzalės visus auksinius ir sidabrinius daiktus. Ir be jokios priežasties įsakiau sunaikinti visus Judo gyventojus. Taigi, kas gali dusinti mūsų sielą ir kas gali naikinti įsiklausimą, jautrumą sielos, tai kaip be būtų keista, bet perteklius. Ir išties daiktų perteklius, ir taip jau yra, kad čia, kur aš esu, taip yra visko ir visur skurdo ir vargo ir taip toliau, bet labai didelė daiktų kultūra, kuri uždusina namus, kuri uždusina ir žmogaus širdį. Ir išties, kaip yra svarbu, tiek, kiek reikia, tiek, kiek būtina. Ir vat tas patikrinimas savęs, ar ne, negrobstyti, nes išties, kaip ir popiežius Pranciškus sako, išmesdami maistą, jūs grobėte, vagėte jį nuo vargšų stalo. Išmesdami maistą, jūs vagėte jį nuo vargšų stalo. Tai pagalvokim kiekvieną kartą apie tai, kai išmetam maistą, mes vagiam. Ir tai yra nuodėmė, kurią reikia išpažinti. Ir kiekvienu kartu perteklius, daiktų perteklius, tai irgi yra, prieš mūsų prigimtį. Tai tiek, kiek reikia. Tiek, kiek būtina. Ir ar iš tikrųjų tiek reikia. Ar tai, kad 2 metus nenaudoju, tai neša naudą mano šeimai, tai praturtina. Ar
ne, tai negrobstykime, nelopkime, negrobstykime turtų, ne, kad tai neuždusintų mūsų širdies, neuždusintų giliausio troškimo, ieškoti Dievo, ieškoti turto ir pilnatvės jame. Dievuje ieškoti turto ir pilnatvės. Jame yra visas turtas ir pilnatvė, jame yra visas išsipildymas. Tai Dievo žodis yra kaip dviašmenis kalavijas, kuris nuskaistina, apvalo širdį. Tai linkiu jums, artėjant adventui, džiaugsmingam viešpaties laukimui, kuris gimsta didžiausiame neturte, kad jis tikrai pažadintų mumise širdį atsižadėti to, kas nėra būtina, to, kas metai laiko tikrai nėra naudojama, ir išdalinti vargšams. Ir tikrai, kai einame į parduotuvę, labai svarbu turėti sąrašą, tam, kad nebūtume suvilioti. Ir kai einame į parduotuvę pirkti, tikrai paklauskim, sustokim, ar tikrai man to dabar trūksta. Va tikrai to trūksta. Tai prisiminkim Kristų, kuris gimė didžiausiam neturte, skurde, tam, kad suteiktų pilnatvę. Taigi, ar visi tie apsikrovimai ir turtai neužgožia giliausio troškimo paties Dievo? Atsigręžkime tai ir paklauskime savęs. Viešpatie, laisvink mūsų širdį nuo daiktų apsikrovimo vergovės. Uždėk mūsų širdis įsimastyti į tave, į tavo skurdą, į tą laiką, kai tu gimei ir kaip tu gimei. Išmokyk mus dėkoti kiekvieną kartą, kai sėdam prie stalo, dėkoti už duoną, dėkoti už šiltą arbatą, dėkoti už stogą, kurį mes turime, dėkoti su sugrūdusia širdimi. Viešpatie, duok mums jėgų pašalinti visą perteklių iš namų, kad juose būtų oro kvėpuoti ir kad juose tikrai kažko trūktų, bet su kuo mes galim išgyventi. Viešpatie, uždek mūsų širdis neturtų, pajautrink mūsų širdis ypatingai maisto išmetimams, jog tai mes darom vagystę nuo vargšų stalo. Dovanok tokią sugrūdusią širdį, Viešpatie, kad būtume jautrus vargšams ir jautrus kasdienai, kurią turime, ir kaip turime visą tai, kas yra mūsų namuose ir iš ko mes turime, iš kieno rankų turime. Palaimink, Viešpatie, ateinantį adventą, kad išties Kristus karalius, kuris yra neturtingas karalius, bet turtingas savo malonę, mumise atrastų vietos, kur viešpatauti. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai palaiminto neturto, palaiminto išsigryninimo jums, kad tikrai būtų vietos viešpačiui karaliui. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai gražaus sekmadienio ateinančio ir Lietuvoje skanios jums kavos. Būkit palaiminti. Sudie.